Labas, sveikinuosi su jumis naujam savo video ir kaip matot iš video pavadinimo, šiandien noriu pakalbėti tikrai rimta ir sudėtinga tema, tai yra apie persileidimus. Kas mane sekat, tai galbūt nustebins jūs šitą temą, bet ne kartą savo socialiniuose tinkluose dalinausi, kad iki susilaukiant vaiko turėjau 3 persileidimus. O jeigu jūs ieškojot šitos informacijos ir užklydot į mano kanalą, tai labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad rasit šitam video ne tik naudingos informacijos, bet ir galbūt įkvėpimo ir stiprybės nepasiduoti. Tikrai labai smarkiai jūs apkabinu, kadangi ir pati buvau šitoj situacijai, šitam pasimetime ir ieškojau įvairiausių sėkmės istorijų ir informacijos. Tai labai tikiuosi, kad jums bus naudinga. Manau, kad video bus gan ilgas, nes noriu papasakoti ir visą istoriją, vėliau pereiti prie tyrimų, kuriuos atlikom ir prie sėkmingo nėštumo. Tai kviečiu pasiimti arbatos puodelį ir praleisti laiką su manim. Tai šitą video norėčiau pradėti nuo istorijos apie mūsų būtent persileidimus, nors šiuo metu sūpuoju jau beveik 6 mėnesių sūnų, iki tol tikrai kelias buvo nelengvas. Turėjome 3 persileidimus, vėliau sekė maždaug pusę metų tyrimų, kol galiausiai pavyko atrasti priežastį ir sėkmingai pastoti ir susilaukti vaikelį. Labai svarbu paminėti, kad mūsų atveju su pastojimu mes problemų neturėjome. Kodėl tai sakau? Ne todėl, kad galbūt kažkaip pasakyti, kad šituo atveju lengviau, bet tiesiog tuo metu, kai aš patirdavau persileidimus ir ieškodavau informacijos, visa informacija susijusi su nevaisingumu dažniausiai būdavo su negalėjimu pastoti. Ir vienas daktaras man ne visai teisingai pasakė, kad mes negalime kreiptis į vaisingumo specialistus, todėl kad mes sėkmingai pastojame. Kas vėliau sužinojau, kad yra netiesa. Tai tiesiog pamaniau, kad svarbu tai paminėti, bet visa istorija ir viskas, kas susijęs su persileidimais, manau, tikrai galioja ir tais atvejais, jeigu tai yra dirbtinis apvaisinimas arba pagalbinis apvaisinimas. Tai pradėkim nuo pradžių. Pirmą kartą pastojau jau dabar prieš šiek tiek daugiau negu 3 metus. Tiesiog nusprendėm su vyru nebesisaugoti ir pradėti planuoti šeimos pagausėjimą. Ir mūsų nuostabai labai lengvai pavyko. Iš pirmo karto iš karto pastojau. Tikrai tai nustebino, gal net šiek tiek sukrėtė, bet negalvojom, kad gali kažkas blogo įvykti, todėl iš karto greitai užsiregistravau pas daktarą vizitui ir 6. savaitę nukeliau į echoskopo peržiūrą. Kai atvykau ten, apžiūrėjo mane ir pasakė tokius žodžius, kad viskas yra gerai, nėštumas yra vietoje, širdies darbo dar nematau, bet dar tiesiog yra per anksti, tai tiesiog sugrįžkite 12. savaitę. Ir žinoma, labai apsidžiaugiam ir visiškai nieko nelaukdami iš karto pranešėm visiems savo artimiesiems ir draugams. Iš tikrųjų netikim nei jokiais prietarais ir negalvojam, kad gali būti kažkas blogo, nes abu esam jauni, sveiki žmonės, be didelių sunkumų pastojame, tad ir negalvojame laukti tos 12 savaitės. Ir maždaug 9. savaitę pasirodė šiek tiek kraujo. Iš karto skubėjom į priimamąjį, bet ir tada negalvojom, kad čia kažkas gali būti blogo, nes kartais tai būna, bet atvykus į priimamąjį paaiškėjo, kad situacija nuo 6. savaitės visiškai nepasikeitus, nemato jokio širdies darbo, nemato vaisiaus ir tiesiog jau po truputį prasideda persileidimas. Tai tuo metu paguldė mane į ligoninę, nedarė abrazijos, tiesiog pavyko medikamentų pagalba sukelti tą persileidimą. Tuo metu iš tikrųjų negaliu pasakyti, kad labai smarkiai palūžau emociškai. Mane taip faktas sukrėtė tas atsitikimas, tačiau kažkaip ramino tiek artimieji, tiek draugai, tiek lygiai taip pat daktarai ligoninėje, kad tai yra labai dažnas atvejis, labai didelis procentas porų patiria persileidimus bent vieną kartą. Tai kažkaip mes per daug ir nesisielojom ir neskubėjom čia ieškoti priežasčių. Nusprendėm šiek tiek palaukti, atsigauti po to, kas įvyko ir antrą kartą pradėjom planuoti nėštumą po pusės metų.
Ir vėl lygiai taip pat staigiai pavyko pastoti, bet jau šį kartą jaučiau šiek tiek nerimo ir norėdama pasimokyti po prieš tai buvusio karto, neapsilankyti per anksti, pasidomėjau, kada jau galima tikrai matyti vaisiaus širdies darbą ir užsirašiau vizitui pas daktarą 7. savaitę. Labai gaila, bet lygiai dieną prieš tą suplanuotą vizitą vėl pasirodė kraujas, nuvykau į priimamąjį ir išgirdau vėl tą pačią žinią, kad tiesiog prasidėjo persileidimas. Tai tikrai mane šį kartą jau sukrėtė, nes atrodo viską dariau teisingai ir saugojaus ten ir per daug fiziškai nejudėjau, neturėjau labai didelio krūvio, bet vėl tai atsitiko. Ir atsimenu, kad priimamajam pasakiau daktarui, kad tai yra ne pirmas jau persileidimas, mes šiek tiek pakalbėjom ir jisai man taip trumpai pusę žodžio užsiminė apie tai, kad kitą kartą planuojant galima būtų paskystinti kraują, nes kartais to priežastis gali būti per tirštas kraujas ir tiesiog galima pagerti aspirino tablečių ir galbūt pavyks, nes daugam pavyksta su aspirino pagalba. Nieko daugiau jisai man nesakė, tiesiog taip užsiminė ir mes atsisveikinom. Kitą dieną turėjau tą jau suplanuotą vizitą pas ginekologą, kuris turėjo būti nėštumo apžiūra, tai jo neatsišaukiau. tą visą likusį vakarą iš tikrųjų ieškojau informacijos, kas čia galėtų būti, kodėl čia taip yra, ir jau pradėjau ieškoti informacijos ne tiesiog apie vieną įvykusį persileidimą, o kelis iš eilės įvykusius persileidimus. Ir internete atradau tokią informaciją, tokią frazę kartotiniai persileidimai. Tai yra, kai moteris patiria 2 ir daugiau persileidimų, tai yra jau kaip ir diagnozė kažką pradėti tirti. Tai atsimenu, susiradau Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos puslapyje metodinę medžiagą apie kartotinius persileidimus, kur buvo viskas surašyta, ką reikėtų tirti, ką žiūrėti, kaip prižiūrėti tą nėštumą. Viską išsianalizavau ir susiradau tokį terminą antifosfolipidinis sindromas, ko niekada gyvenime nesu prieš tai girdėjus. Skambėjo kaip labai sudėtingas žodis, tai atsimenu, užsirašiau į telefoną, kad nuėjus pas daktarą nepamirščiau paklausti apie tai. Na ir žinoma, jau tikrai buvo nemažas nerimas ir nesinorėjo bandyti dar kartą, kol nepradėsim kažkokių tyrimų ar tiesiog neieškosim priežasties, kodėl tai galėjo atsitikti. Tai kai atvykau pas daktarą, prašiau tyrimų ir iš tikrųjų gan sudėtingai pavyko jas gauti, nes man buvo sakoma, kad pas vaisingumo specialistus jums nėra ko eiti, kadangi jūs visiškai lengvai pastojat, nėra jokių problemų. Antifosfolipidinį sindromą, kai jam paminėjau, tai jisai pasakė, kad Lietuvoje to tikrai niekas nedaro šitų tyrimų, tai tiesiog sakau, ar galit jūs kažką daryti ir kažkokius tyrimus man paskirti, nes kitą kartą tikrai bijome bandyti dar kartą, nes jau 2 kartai tai ne vienas kartas ir nebūtinai gamtos atranka. Tai pavyko išsireikalauti siuntimą pas endokrinologę ir taip pat pas genetikus. Ir mes su vyru nusprendėme, kad jau šį kartą, kol neturėsim kažkokių tyrimų atsakymų, tol nebandysime, nes tiesiog jau nebenorime patirti to netikėto skausmo. Tai nuvykus pas endokrinologiją ten viskas buvo gerai, pas genetikus irgi taip pat, šiek tiek plačiau papasakosiu toj skilty, kai pasakosiu apie tyrimus. Ir kai jau turėjom tuos atsakymus, nusprendėm bandyti dar kartą. Pastojau vėl iš karto ir šį kartą jau tikrai nerimas ėmė viršų absoliučiai, negalėjau nė dienos ramiai gyventi, nes atrodė, kad nieko negaliu padaryti. Ir tada nusprendžiau eiti į privačią laboratoriją ir kiekvieną dieną tirtis hormonus. Tai yra HCG, kuris turėtų kas 2 dienas dvigubėti, tai kas 2 dienas ir tyriausi, ir taip pat progesteroną. Nors progesterono nevartojau, bet tiesiog, kiek žiūrėjau internete informaciją, kad tai yra kaip persileidimų prevencija ir padeda, tai tiesiog norėjau pažiūrėti, ar kartais jisai nekrenta, kad tokiu atveju galbūt galėčiau kreiptis į daktarą ir galėtų man jį paskirti. Bet jo, kaip ir sakau, nevartoju. Na ir vieną dieną nuėjus viskas gerai, po 2 dienų vėl viskas gerai, po 4 dienų vėl viskas gerai ir man atrodo, kai 4. kartą nuėjau pasidaryti tyrimus,
pamačiau, kad progesteronas labai staigiai nukrito ir tas vadinamas HCG irgi nepadvigubėjo tiek, kiek turėtų. Atsimenu, paskambinau vėl savo daktarui ir paaiškinau situaciją, kad 3 kartą laukiuosi po 2 buvusių persileidimų, kad čia dariausi tyrimus, kad krito progesteronas ir ką man daryti, bet man tiesiog buvo pasiūlyta ateiti 12 savaitę, nes pagal visą reglamentą tada ir turėčiau atvykti apžiūrai. Tai tiesiog likau, galima sakyti, ant ledo ir nežinojau, kur kreiptis ir ką daryti. Ir turiu vieną draugę, kuri yra psichologė, dirbanti su vaisingumo problemas turinčiomis poromis. Ir atsimenu, kad kai jinai žinojo, kad aš jau turėjau vieną persileidimą, jinai vis man kartodavo, kad kai tik reikės pagalbos, man rašyk. Ir prisiminiau tą akimirką ją, iš karto parašiau, paaiškinau visą situaciją, pasakiau, kad neturim kur kreiptis, atrodo, kad atsimušam visi sieną, kad vaisingumo specialistus negalim kreiptis, nes mums teigia, kad viskas yra gerai, pastojam be problemų. Ir jinai iš karto man pasakė, ne, tai yra visiška netiesa, vaisingumo problemos tai yra negalėjimas pastoti ir arba sėkmingai išnešioti. Ir sakė, Eglė, jums reikia kreiptis į vaisingumo specialistus. Tai tuo metu dar 3 kartą besilaukdama, skubiai kreipiausi į Santaros vaisingumo centrą, apsilankiau ankstyvai apžiūrai, tada man iš karto staigiai skyrė progesteroną ir nusprendė stebėti mano nėštumą kas savaitę, bet deja 8 savaitę jis vėl nutrūko, kadangi tiesiog buvo per vėlai turbūt imtasi tų priemonių. Tai tuo metu tikrai buvo sunkiausias periodas, visų pirma dėl to, kad tas nėštumas šiek tiek daugiau progresavo negu prieš tai buvę nėštumai. Be to reikėjo laukti apie mėnesį laiko, kol natūraliai įvyks persileidimas, kaip ir galima būtų siųsti į ligoninę ir tada daryti vadinamą abraziją, bet tiesiog tiek vaisingumo specialistė, tiek ir artimieji nerekomendavo to daryti, nes tikrai yra žymiai geriau, kada viskas natūraliai įvyksta, tada ir nėra hormonai sutrikdomi ir tiesiog pats organizmas natūraliai atsistato. Tai tiesiog mane tą mėnesį stebėjo, vis vykdavau į apžiūrą, kad žiūrėti, ar nevyksta uždegimas ar kitos problemos, bet tiesiog turėjau vaikščioti su ta mintimi, kad, laukiuosi, bet nesėkmingai. Ir kaip tik tuo metu dar buvo kalėdinis laikotarpis, mes kaip ir galvojom, kai 3 kartą pastojom, kad šeimai pranešime kalėdų metu, kad laukiamės, o tiesiog reikėjo vaikščioti tokiomis nuotaikomis. Tai tuo metu ir supratau, kad emociškai absoliučiai palūžau, nes atsimenu, buvo naujųjų metų vakaras ir suėjus 12 valandai tiesiog pradėjau paniškai verkti, nors negaliu pasakyti, kad jaučiau labai didelį liūdesį tuo metu, greičiausiai mano smegenys blokavo šitą informaciją, bet tada jau supratau, kad vis dėlto turiu kreiptis pagalbos ir tikrai yra be galo sunku. Tai po 3 persileidimo jau patekom į vaisingumo specialistų rankas, dėl ko labai džiaugiamės ir tai buvo dar vienas žingsnis sėkmingo nėštumo link, nes jau supratom, kad dabar esam specialistų rankose ir tiesiog kol visko neištirs mums, tol neplanuosime ir tiesiog bandysime ieškoti tos priežasties. Tuo pačiu metu lygiai taip pat kreipiausi į psichologę, nes, kaip ir minėjau, jaučiau, kad tiesiog turbūt prieš tai buvę persileidimai buvo užgožti mano galvoje, tai tas 3 sukrėtė labiausiai ir tiesiog turbūt tas emocinis krūvis buvo už visas kartu netektis sudėjus. Tai buvo užpraeitų metų žiema ir mes vėl atsidūrėm tam pačiam kelyje, bet dabar jau džiaugiamės, kad esam vaisingumo specialistų rankose ir prasidės tyrimai. Tai tuomet dabar norėčiau pereiti prie tyrimų dalies ir išsamiai papasakoti, kas buvo ir kaip tirta. Tai kaip ir minėjau, po 2 persileidimo buvau apsilankius pas endokrinologę, bet ten kaip ir jokių priežasčių nerado, nes su skydliauke neturėjau jokių problemų ir hormoninis fonas viskas buvo gerai, mėnesinės reguliarios, tai kaip ir nebuvo ten prie ko prikibti.
Ir taip pat gavome siuntimą po antro persileidimo pas genetikus. Gavome jį abu, reikia abiem partneriam keliauti. Tai irgi ten darė mum kariotipų tyrimą, bet jau prieš tyrimą mus nuteikė kaip ir daktarė, kad labai maža tikimybė, kad būtent čia bus priežastis, nes procentaliai tikrai labai mažas procentas porų yra, kurios yra tiesiog genetiškai nesuderinamos. Ir gydymas, jokio gydymo nėra, tiesiog reikia bandyti ir dar kartą bandyti, kol sėkmingai sukris ta genų seka. Tai pasidarėm tyrimus pas genetikus, bet ten irgi viskas buvo gerai. Na, o po trečio persileidimo turėjau palaukti mėnesį laiko maždaug, kad atsistatytų visas ciklas ir tada jau pamažu prasidėjo tyrimai. Sunkiausia dalis tyrimų su vaisingumo specialistais yra ta, kad tai užtrunka laiko. Ir mes kaip ir visada toks jausmas yra po persileidimo, kad tu nori vėl iš karto kuo greičiau planuoti, pamiršti, kas buvo prieš tai ir šokti į naują nėštumą. O jeigu nori tirtis, tai dažniausiai tie tyrimai užtrunka tikrai ilgai. Vienas iš pavyzdžių, dėl to antifosfolipidinio sindromo, tarp tyrimų turi būti bent 12 savaičių tarpas, tai reiškia, kad bent 3 mėnesiai tarpas, o dar kur patekti, tai žodžiu, nusiteikėm, kad bent pusę metų tyrimai visi truks. Tai turiu telefoną pasirašius, tai jeigu nepyksit, žiūrėsiu į telefoną, kad tikrai viską išvardinčiau, kas buvo tirta. Tai, kaip ir minėjau, endokrinologija, genetikai. Tuomet, kai kreipiamės į vaisingumo specialistus, konkrečiai kreipiamės į Santaros vaisingumo centrą ir jeigu ten nori patekti, tai reikia siuntimo iš šeimos gydytojo arba iš ginekologo su prierašu, kad tai yra kartotiniai persileidimai ir tai priklauso, man atrodo, 2 ar 3 ir daugiau persileidimų patyrusioms poroms. Nežinau, kaip kitais atvejais, kai yra nepastojimo atvejais, bet irgi žinau, kad tikrai galima kreiptis ten. Tai kreipiamės į Santaros vaisingumo centrą ir ten tiesiog buvo sudarytas kaip tyrimų planas. Tai žinoma, tyrė visus hormonus, prolaktiną, TTH, LT4, taip pat kortizolį, taip pat lytiškai plintančių ligų paletė, ten man atrodo yra 7 ligos, dėl kurių tyrė. Ir tada siuntimas turėjo būti pas hematologą dėl antifosfolipidinio sindromo. Dėl to, ko aš klausiau prieš tai ir man sakė, kad niekas čia neatlieka tų tyrimų, pasirodo atlieka ir viskas su tuo yra gerai. Vienintelė bėda ta, kad Lietuvoje yra tik keli daktarai, kuriuos rekomenduoja, kad jie atliktų tyrimus dėl antifosfolipidinio sindromo ir pas juos tikrai labai didelės eilės. Aš laukiau vien tik 3 mėnesius tam, kad apskritai patekti pas tą daktarę ir vėliau, kaip ir minėjau, po 3 mėnesių man vėl buvo kartojami tie tyrimai. Tai konkrečiai žinau, kad Kaune yra Abraitis, jeigu neklystu su pavarde, o aš tyriausi Vilniuje, tai yra Eglė Kryžauskaitė, hematologė, kuri būtent tyria dėl antifosfolipidinio sindromo. Ten aš neišvardinsiu tikrai visų tyrimų, kurie yra atlikti, nes jų yra labai daug ir jie turi specifinius pavadinimus, bet tikrai paskiria juos visus. Bet iš esmės tai yra homocisteinas, autoantikūnių tyrimai ir krešėjimo tyrimai. Ir jeigu nors kažkas turi kabliukų, tai tuos tyrimus rekomenduojama kartoti praėjus bent 12 savaičių, nes per tą laikotarpį tiesiog atsinaujina kraujas ir jeigu dar kartą yra kažkokių kabliukų, tik tada yra skiriama diagnozė ir skiriamas gydymas. Tai man taip ir buvo, kad pirmą kartą padarė tyrimus ir vienintelis iš ten kokių, nežinau, gal 20 ar 30 rodiklių buvo ribinis, tai reiškia, kad jisai buvo virš normos ribos, bet nepakankamai didelis, kad galima būtų diagnozuoti ligą. Tad man paskyrė po 3 mėnesių vėl vizitą ir po 3 mėnesių vizito vėl dar kartą kartojo. Ir vėl lygiai tas pats rodiklis buvo ribinės vertės. Taip ir atsitiko, kad mano priežastis persileidimų vienintelis kabliukas, kurį rado iš visų tyrimų, tai buvo
antifosfolipidinis sindromas. Tiesa, dar nepaminėjau, kad naikino polipą, darė kiaušintakių pratekamumą ir histeroskopiją. Iš esmės tai tiesiog pažiūri, ar gimda yra tokia, kokia turėtų būti. Nežinau tiksliai, kokių ten pakitimų gali būti, bet esu girdėjus dviragė gimda, ar ten kažkokia kitokia forma, ar galbūt su kiaušintakiais kažkas negerai. Tikrai nenoriu labai kalbėti medicininiais terminais. Trumpai pasidomėjau prieš tai, kai darė man tas procedūras, bet kadangi nieko nerado, tai daugiau pakomentuoti ir negaliu. Tai po pusės metų tyrimų visko, kas buvo ištirta, buvo vienintelis kabliukas, tai yra krešėjimo tyrimai, kurie buvo ribiniai. Ką reiškia ribiniai, kaip ir minėjau, tai nebuvo jie pakankamai dideli, kad jau galima būtų padaryti diagnozę, kad aš turiu antifosfolipidinį sindromą, bet jie buvo pakankamai dideli ir atsižvelgiant į mano prieš tai buvusią istoriją, kad turėjau 3 persileidimus, kad galima būtų skirti gydymą kito nėštumo metu. Iš tikrųjų, šita liga yra nieko baisaus ir moteriams jinai pasireiškia tik tai tuo būdu, kad kai jinai pastoja įvyksta persileidimai ir gydymas tikrai yra gan paprastas. Ir čia sugrįžtam vėl prie pokalbio su gydytoju po antro persileidimo, kuris man papasakoja apie aspiriną. Tai čia norėčiau pereiti tada jau prie sėkmingo nėštumo dalies ir papasakoti, kaip vyko tas nėštumas. Tai kada jau išsityrėm visus tyrimus, pasidarėm pas vaisingumo specialistus, turėjom kaip ir priežastį, nusprendėm planuoti vėl ir šį kartą nusiteikėm, kad tiesiog būsim ramesni, dėl to, kad padarėm viską, ką galėjom, išsityrėm viską, ką galėjom, atradom kabliuką, kuriam buvo paskirtas gydymas ir tiesiog beliko tikėtis geriausio. Tai koks yra gydymas su antifosfolipidiniu sindromu, tai tiesiog man reikėjo prieš pastojant gerti aspiriną ir tik pastojus, kai pasirodė teigiamas nėštumo testas, reikėjo pradėti leistis vaistus į pilvą, kurie skystina kraują. Tai taip ir atsitiko, kad vėl pradėjom planuoti, iš karto pastojau, jau gėriau aspiriną, iš karto paskambinau vaisingumo specialistei, man išrašė kraują skystinančius vaistus į pilvą ir pradėjom leistis ir kartu, kadangi jau buvom pas vaisingumo specialistus, mano nėštumą tikrai pradėjo akylai stebėti. Tai apsilankiau apie 5-6 savaitę, kad patvirtintų, ar nėštumas vietoje, ar viskas yra gerai. Tada po savaitės, 7 savaitę, kad patikrintų, ar jau yra širdies darbas, nes tokiu metu jisai turi būti. Tiesa, pamiršau paminėti, kad dar ir progesteroną vartojau, profilaktiškai daugiau, bet jis irgi yra skiriamas, kai yra 2, 3 ir daugiau persileidimų, kad tiesiog padidinti sėkmingo nėštumo tikimybę. Tai va, ir tada apie 10 savaitę, man atrodo, dar kartą pas vaisingumo specialistę apsilankėm echoskopo apžiūroje, kad man emociškai būtų ramiau ir kad tiesiog stebėti tą nėštumo eigą, kadangi vartoju kraują skystinančius vaistus, tai persileidimo atveju būtų kaip ir rizikinga, nes yra galimybė nukraujuoti ir panašiai. Tai 10 savaitę vėl mūsų dideliam džiaugsmui viskas ėjosi sėkmingai. Ir tada jau užsirašiau bendrai pas mano nėštumą prižiūrinčią gydytoją ir visą priežiūrą perėmė jinai. Tikrai neslėpsiu, emociškai nėštumas po 3 persileidimų yra sunkus ir jisai yra sunkus praktiškai iki pat galo. Kiekviena savaitė įveikta tikrai atneša daug džiaugsmo, kiekviena apžiūra be galo daug nerimo. Atrodo, pačią dieną tu išeini lyg ir nusiraminus, nes atrodo, kad gavai patvirtinimą, kad viskas gerai, bet tas nusiraminimas trunka turbūt, nežinau, 1-2 ir tada vėl yra tas nerimas. Kai kalbėjau su psichologė, klausiau, ar apskritai įmanoma nejausti nerimo, tai sakė, tai yra praktiškai neįmanoma, ypatingai po tokių netekčių, bet šitoj vietoje yra labai svarbu, kad tas nerimas būtų kontroliuojamas. Tai aš visada savo tiesiog kartojau tuos žodžius ir stebėjau save, ar tikrai nerimas yra kontroliuojamas, ar jau tikrai pametu galvą. Tai kaip ir balansavau visą laiką ties tą ribą.
Dar vienas dalykas, kadangi turėjau tos 3 persileidimus, tai gavosi taip, kad turėdavau daugiau echoskopo apžiūrų, siuntė pas genetikus papildomai echoskopo apžiūrai, taip pat nėštumo viduryje, nes šiaip standartiškai, man atrodo, yra 12-20 savaitė ir turbūt jau prieš gimdant, o man šiek tiek dažniau, maždaug kas mėnesį vykdavo echoskopo apžiūrai. Nes tiesiog prižiūrinti gydytoja suprato mano nerimą, žinojo, kaip svarbu sėkmingam nėštumui yra, kad mama nestresuotų ir tiesiog atstebėti tą situaciją, nes visą laiką vartojau tos kraują skystinančius vaistus. Kas liečia patį nerimą ir kada jisai sustojo, na tai kaip ir sakau, realiai tikrai visada buvo tos nerimo užuomazgos, ar didesnis ar mažesnis nerimas iki pat nėštumo galo, bet 12 savaitę šiek tiek jisai atslūgo, nes jau perėjom į tą antrą trimestrą ir galvojau, kad tai yra daugiausia, kiek iki šiol esu padarius, kiek iki šiol progresavo nėštumas. Vėliau, kai prasidėjo vaisiaus judesiai, tai apie 16-17 savaitę, ne, gal vėliau meluoju, apie 20 savaitę, vėliau, kai reguliarūs vaisiaus judesiai jau jautėsi, tai tas irgi padėdavo nusiraminti. Na ir vėliau į nėštumo pabaigą jau šiek tiek prasidėjo nerimo, nes 36 savaitę reikia nutraukti aspirino vartojimą ir lieka tik tai leidimasis vaistų į pilvą. Tai tiesiog, kai nutraukiamas tas aspirinas, šiek tiek gali pakilti spaudimas, kaip ir bijai, kad galbūt jau nebus pakankamai suskystintas tas kraujas, nors jisai šiaip sistemoje išlieka berods iki 4 savaičių ar dar ilgiau. Na, bet tiesiog vis tiek ta nerimo yra, bet kol jausdavau tas vaisiaus judesius, tai tiesiog ir būdavo ramiau. Ir dabar pabaigai tada dar kažkiek norėčiau galbūt paminėti gimdymą, nes žinau, jeigu kažkas jau domėjosi apie gimdymą su antifosfolipidiniu sindromu, tai iš tikrųjų kaip ir jisai nesiskiria, tiesiog prieš gimdant yra svarbu pasidaryti kraujo tyrimus, kad tiesiog žiūrėti, ar tas kraujas nėra pakankamai skystas, kad truputį daugiau prižiūrėtų. Na ir viskas. Lygiai taip pat galima ir epidurinę nejautrą daryti, jeigu tyrimų rezultatai yra geri, natūraliai gimdyti, žodžiu, viskas su tuo yra gerai ir tiesiog leidausi vaistus iki pat tos dienos, kai prasidėjo gimdymas ir vėliau tiesiog juos nutraukiau. Dar kelias dienas pavartojau, kad tiesiog nebūtų labai staigaus nutraukimo ir tiek. Tai tokia mūsų istorija. Iš tikrųjų, viską pasakau, atrodo lyg ir paminėjau viską, ką norėjau paminėti, bet jeigu kažko nepaminėjau, tai labai drąsiai man rašykite socialinius tinklus. Tikrai nemažai sulaukiu žinučių su moterim, kurios prašo ir patarimo, ir pasidalinimo, ir galbūt užuojautos, ar ten padrąsinimo, tai mielai atrašau tas žinutės, pasidalinu viskuo, kuo tik galiu. Ir taip pat pamiršau paminėti apie psichologijas. Tai ta mano draugė, kurią minėjau, tai yra Evelina Sabaitytė. Paliksiu jos kontaktus šito video aprašyme. Ir pati aš kreipiausi į Romeną. Jinai taip pat dirba su šeimomis, su moterimis, kurios susiduria su vaisingumo problemomis. Kadangi negalėjau kreiptis į draugę, tai jinai man parekomendavo Romeną ir tikrai galiu parekomenduoti ir jums. Tai abiejų jų kontaktus palieku šio video aprašyme ir tikrai dalinuosi savo patirtim, kad tikrai nebijokit kreiptis, jeigu jaučiat, kad jums reikia. Niekas kitas jums nepasakys, kad reikia pagalbos. Aš ir pati niekada nežinojau ir negalvojau, kad man to gali prireikti. Bet tiesiog pajaučiau, kad jau nebegaliu susitvarkyti su savo emocijom, kad man yra sunku ir tikrai tuo metu man to reikėjo. Video pabaigai tada norėčiau pereiti prie klausimų, kuriuos man uždavėt. Buvau pasidalinus savo Instagram paskyroje, kad galite rašyti man klausimus susijusius su persileidimais ir sėkmingu nėštumu. Tai dabar pereisiu per juos ir pasistengsiu atsakyti. Nežinau, ar pavyks visus atsakyti, nes gali būti, kad šitas video tikrai išsitęs į labai labai ilgą, bet peržiūrėsiu, kas tikrai jums gali būti naudinga ir pasistengsiu pasidalinti. Taip, tai pirmas klausimas, ar ieškojote, tai radote, kodėl taip atsitiko, ar tai tiesiog būna atsitinka ir neaišku dėl ko. Tai kaip jau papasakau išsamiai šitam video, tai taip ieškojome, bet ieškojome tik po 3 persileidimų.
Labai gaila, kad reikėjo praeiti visą tą, bet tiesiog taip yra, nes kartais tikrai atsitinka tai be priežasties ir vėliau visi kiti nėštumai gali būti sėkmingi. Tai dėl to ir mes neskubėjome ir mūsų neskubino niekas darytis tų tyrimų ir ieškoti priežasties. Nelabai žinau jūsų pirminės istorijos, bet jums persileidimai buvo po natūralaus ar po pagalbinio. Tai kaip ir minėjau, visi mūsų pastojimai buvo natūralūs ir pastodom be problemų iš pirmo karto. Labas, kaip pavyko ištverti ne vieną persileidimą, kokia buvo savijauta? Tai po pirmo persileidimo ir antro persileidimo buvo tikrai liūdna, buvo sukrėtimas, bet gan greitai atsistatydavau, man labai padėdavo judesys. Būtent persileidimo metu atradau jogą kaip judesį ir pradėjau daryti jogos pratimus namuose. Tiesiog atsidariau 30 dienų jogos iššūkis ir dariau kiekvieną dieną ir su kiekviena diena jaučiau, kaip man vis geriau iš tos pusės, kad ir kūnas stiprėja ir jaučiu, kad rūpinosi savimi ir taip pat tas pasididžiavimo jausmas, kad 30 dienų iš eilės kažką darai nuosekliai. Tai čia buvo pirmas kartas turbūt, kai taip ilgai kažko laikiausi nuosekliai be jokių nukrypimų. Ir man tas tikrai labai padėjo. O po trečio persileidimo, kaip ir sakau, tikrai jaučiau, kad emociškai palūžau ir nei joga, nei kažkas kitas man padės. Tai tiesiog tada jau kreipiausi į psichologę ir padėjo man tai, kad žengiau tą žingsnį pripažinti, kad man skauda, kad tai yra didelis skausmas, didelė netektis ir kad reikia su tuo susitaikyti, išgėdėti ir panašiai. Kiek laiko praėjo po pirmo persileidimo, kol pradėjai galvoti, kad vėl mėginam? Tai pusę metų. Mes tiesiog, kai patyrėm pirmą persileidimą, tiesiog nusprendėm, kad kol kas negalvojam apie tai, nenusibrėžiam kažkokios ribos, po kiek laiko būsim pasiruošę, nes man atrodo, tai neįmanoma, mes esam ne robotai ir neįmanoma užprogramuoti, kad nebegalvoti apie tai. Tai tiesiog natūraliai iš pradžių praėjo tas skausmas, tada atsistatė kūnas ir tada kaip ir nepradėjai galvoti, bet jau ir nebeatmetėm tos minties, kad galima bandyti vėl. Ir tada tiesiog taip nusprendėm. Ar turėjote gimdymo skausmo baimę? Jei taip, kaip pavyko ją įveikti? Ačiū. Geras klausimas. Taip, turėjau gimdymo baimę, bet iš tikrųjų, kai patyriau trečią persileidimą, kuris buvo daugiausia laiko išsivystęs, man persileidimas vyko maždaug 11 savaitę. Buvo tikrai labai skausminga patirtis ir kaip ir buvau nusiteikus, kad jeigu tai ištvėriau, tai turbūt ištversiu ir gimdymą. Taip pat raminau save, gal čia biški žiauriai nuskambės, bet sakiau, kad tikrai man niekas neduos numirti, tai tas kažkiek ramino. O šiaip buvau pasiruošus blogiausiam, o tikėjausi geriausiam. Taip pat ėjom kursus, domėjausi apskritai apie gimdymą, kas vyksta, kas po ko, kokie yra etapai, nes aš esu tas žmogus, kur man žinojimas padeda nusiraminti. Tai tiesiog maksimaliai viską išsiaiškinau, ko galima tikėtis, kokios baigtis, kokie sprendimai, kokie nuskausminimai ir tai man padėjo. O kai tai prasidėjo, kai pats gimdymas prasidėjo, tai jau nebuvo laiko galvoti apie tai, tiesiog tu jau neturi kelio atgal ir tiesiog dalyvauji visame tame kaip pagrindinis personažas, jeigu taip galima juokingai išsireikšti. Ar buvo kažkokie pokyčiai persileidus, ar sužinojote tik nuvykus pas gydytoją apžiūrai? Realiai atvykdavau ir sužinodavau apžiūros metu, bet dabar, kai žiūriu jau po sėkmingo nėštumo, tai galiu pasakyti, kad taip, kai laukiausi sėkmingai ir kai vystėsi tas nėštumas, tai realiai iki 12 savaitės tikrai jaučiau nėštumo simptomus, o kai vykdavo persileidimai, jie atsirasdavo ir realiai po kokių kelių dienų dingdavo. Tai sakyčiau, gal šitas simptomas tikrai yra, kad jaučiasi. Ir kai pasirodydavo kraujas, tai taip pat
man atrodo, vieną kartą buvo, kad pradėjo tiesiog mausti pilvą, taip lyg prieš susirgant mėnesinėm. Kiek laiko davėt recovery laikui ir vėl mėginant pastoti, tai kaip ir minėjau, dažniausiai tai būdavo po pusę metų. Pirmas kartas buvo pusę metų, vėliau jau viskas sekė pagal tai, kada bus atlikti tyrimai ir kada žinosime, kad kažkas ištirta ir kažką šį kartą darysime kitaip. Labą dieną, seku nesenai, jūs norėjau paklausti, kiek jums metų. Nežinau, kiek susiję su persileidimais, bet šiuo metu man 28, o kai pradėjom planuoti pirmą nėštumą, buvo 25. Ar vyras darėsi kokius nors tyrimus prieš pradedant planuoti nėštumą? Tai ne, nesidarė, kadangi, kaip ir minėjau, abudu buvom sveiki. Jokių kažkokių sveikatos problemų neturėjom, tai nesidarėm, o vėliau, kadangi irgi nebuvo problemų su pastojimu, tai irgi vyrui nedarė jokių tyrimų. Buvo planuose juos daryti, tuo atveju, jeigu kartais visi mano tyrimai būtų geri ir absoliučiai nebūtų jokių kabliukų. Kaip po persileidimo nebijoti, kad vėl pastojus gali baigtis taip pat? Tai iš tikrųjų, kaip ir sakau, tas nerimas tikrai niekur nedings ir tai yra visiškai normali, manau, jūsų sąmonės reakcija į tai, bet labai svarbu, kaip jisai yra kontroliuojamas ir jisai neima viršaus ir ar tiesiog jūs galit normaliai funkcionuoti ir gyventi savo gyvenimą. Tai mano atveju, kas man padėjo, tai kai paskutinį kartą jau laukiausi, tai tiesiog žinau, kad aš padariau viską, ką galiu, kad mes išsityrėm, mes turėjom kabliuką, nepatvirtinta tą diagnozę ir šis kartas buvo kitoks tuom, kad šį kartą aš vartojau vaistus. Tai tiesiog tai buvo mano viltis, kad galbūt šis kartas bus kitoks. Aš po persileidimo labai nerami buvau nėštumo metu, atrodė, kad vėl tai nutiks. Kas padėjo tau nurimti ir patikėti, kad šį kartą viskas bus gerai? Na tai kaip ir minėjau, realiai pasikartojo šitas klausimas, bet iš tikrųjų tikrai buvau nerami, bet kiekviena pragyventa savaitė nešė vis daugiau ramybės, kiekvienas įdurtas aukolas į pilvą, kiekviena išgerta tabletė ir kiekviena apžiūra echoskopo, ta nuotraukytė tikrai nešė ramybės. Vėliau, kai atsirado vaisiaus judesiai, tai irgi kiekvieną kartą, kai jausdavau juos kiekvieną dieną, tas tikrai nešdavo ramybės. Žinoma, turbūt kaip ir visom moteriam būdavo dienų, kada užsidirbi ar kažką užsidarai, užsitvarkai namuose ir pagalvoji, o visą dieną nejaučiau judesių, kažkas negerai. Ir kaip ir visos, gerdavau šaltą stiklinę vandens, valgydavau saldainį, gulėdavau šonu, ten visaip judindavau, kad tik pajausti tos judesius ir tiesiog kai pajausdavau, tai minutei nusiramindavau iki kito karto, kai vėl pagalvodavau, kad kurį laiką nejaučiu judesių. Tai kaip ir sakiau, manau, kad tas nerimas yra visiškai normalu, bet tiesiog galvokit, kad darot viską, ką galit, saugotės, prižiūrit save ir tiesiog reikia tikėtis geriausio. Tai šiam kartui tiek. Lyg ir atrodo, kad viską pasakiau, ką norėjau pasakyti. Jeigu kilo jums klausimų, tai tikrai nebijokite man rašyti. Suprantu, kad galit nedrįsti rašyti komentarų skiltyje, tai tiesiog tada galit rašyti man drąsiai per Instagramą. Ir labai tikiuosi, kad šitas video jums bus naudingas. Pati, kai patirdavau tos visus persileidimus, ieškojau informacijos ir praktiškai niekur nebuvo informacijos lietuvių kalba ir viską reikėdavo žiūrėti anglų kalba. Tai labai tikiuosi, kad šitas video bus randamas, ypač tų, kurios ieškos pagalbos ir paguodos. Tai siunčiu jums pačius geriausius linkėjimus. Labai tikiuosi, kad ir jūs kažkada supuosit savo rankose tą mažą stebukliuką, kurį supuoju aš dabar, o dabar linkiu jums didžiausios stiprybės. Iki.